nelabai turiu tokią gerą pasaką, kad papasakot apie tai. Mano vardas Gabrielius Ružanskis. Aš lankau futbolo programą jau vos ne 2 metus arba jau kažkas tokio. Esu Ilja, lankau jau 2 metus. Mano vardas Deividas Žvirblis ir aš lankau VSC programą jau 2 metus. Kai pirmą kartą atėjau, man labai patiko, nes visi, kaip su draugais tiesiog kalbėt galima. Greit pripratau, aišku, buvo biški baisu, bet po to jokių buvo pykčių nebuvo, aš tikėjausi kažkokio tai labai griežto, kaip ten treniravimosi būdo. Tiesiog iš pačio pirmo karto aš biški irgi dėl šito stresavo, aš galvojau, kad gali būti griežtas treneris arba dar kažkas, bet taip atėjau ir matosi, nėra taip jau, kad laisvai gali daryti, ką nori, bet atmosfera atsipalaidojus tokia. Žymiai geriau pradėjau žaisti, ne geriausiai, bet palyginus su tuo, kaip žaidžiau tada, tai dabar tai dangus ir žemė, kaip pasakyti. Galėjau biški įrodyti save, galėjau pažiūrėti, gal biški kažko išmokau, supratau, kad gal biški kažkiek galiu ką žaisti. Galiu lengviau kalbėti su žmonėm, drąsesnis jaučiuosi ir labiau pasitikiu savim ir savo komandą irgi ir jaučiuosi labiau užtvirtintas savo sprendimais. Nebuvo toks jausmas, kad priversina kalbėti. Buvo tiesiog į savo norą kalbėjau ir dėl to man buvo toks kaip pasididžiavimas ir tokia pergalė, kad pagaliau perėjau kažkiek šitos baimės, išvengiau. Prieš VSC pas mane buvo labai didelis liūdesys, labai mažai ko norėjau, nebendravau labai. Pradėjau vaikščioti, ir biški pagerėjo tas. Daugiau suprantam vienas kitą su mūsų komanda ir irgi labai toks gerai, kada turit ryšį su komanda, su draugais, nes realiai per žaidimą jis labai matomas. Išeinu, pavyzdžiui, iš treniruotės nėra tokio dalyko, kur treniruotėj mes kalbam, draugaujam kaip draugai, o už sienos, už salės ten mes jau tiesiog nepažįstame ar dar kažkas, mes tiesiog visi bendraujam kaip draugai ir kalbamės ir kartais susirašom, kada reikia, visą laiką pasitariam ir padedam vienas kitam, kada reikia, man tai patinka. Tiesiog praleist laiką už treniruotės, kartais pasivaikščiot, kartais tiesiog palydėti iki autobuso, pabendrauti ir viskas. Arba nusipirkti energetinį. Tokie maži dalykai. Ir aš juos gerbiu. Tikrai užaugau ir psichologiškai, ir fiziškai. Po treniruočių mažiau nervingas, mažiau nervinuosi, kada ten kažkas nesigauna. Tu pradedi suprasti, kad tu vis tiek nesi idealus ir kad visi galim daryti kažkokias klaidas. Tas labai tikrai padeda, tai supratau, kad dabar daug geriau galiu bendradarbiauti, galiu geriau padėti ir priimti tą pagalbą iš kitų žmonių, nes buvo taip, kad nereikia pats, o dabar kažkaip daugiau draugiškiau, jeigu jam reikia pagalbos, tu padedi, tau reikia pagalbos, tau padeda ir žymiai lengviau gyventi. Mes kaip žmonės, mes limitų neturim, mes galim daryti, ką norim, mes turim savybės, mes turim rankas, mes turim kojas, mes galim bet ko tapti gyvenime, bet mes tiesiog savo limitą darom.